Du klausimus turiu. Pirmas klausimas, kiek mokykloje kainuoja vienos paslaugos paketas? Ir antras klausimas, kiek kainuoja aptarnavimas metams paslaugos vienos? Taip. Mes su mokykla pasirašom 4 metų sutartį. Ta sutartis yra tik tai dėl elektroninio pažymėjimo išdavimo, nes taip įpareigoja švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Mes negalim tiesiog jūsų mokyklo vaikams išduoti pažymėjimo. Visa įranga mokyklai jos teritorijoje, tai yra konkrečiai iškart išvardinu, kad galit protokoluoti. Tai yra elektroninė piniginė ir nemokamas maitinimas, bei aptarnavimas, lankomumo kontrolės sistema ir bibliotekos abonementų sistema, kai vaikas pasiėmė knygą, su skaitytuvu jam elementariuoju būdu greitai nuskaito, varkodam knygos esant ir priskiria prie jo pirmų knygų. Visos šitos sistemos mokyklai nekainuoja nieko. Ir 4 metų laikotarpiu mes užtikriname 24 valandų bėgyje, jeigu yra sistemos trikdžių, arba atvyksta mūsų specialistai, arba nuotoliniu būdu padedame išspręsti problemą. Jums gali kilti klausimas, o tai kame čia verslas, mes esame privati kompanija. Iškart galiu atsakyti, kad mums pinigus ir vertę generuoja pažymėjimo funkcijos už mokyklos ribų. Neformalaus ugdymo apskaita, jeigu mes, pavyzdžiui, su jumis kalbėtumėmės dėl neformalaus ugdymo apskaitos, mes tartumėmės dėl konkrečių kainų, tai yra kiek kainuoja viena transakcija, bet kokiu atveju ta sistema padeda supaprastinti administravimą. Mes lygiai taip pat uždirbame kitose savivaldybėse iš elektroninio bilieto ir iš kitų pažymėjimo paslaugų. Pavyzdžiui, pažymėjimas gali veikti kaip Tele2 Pildyk ID. Jeigu vaikas to nori, ten yra labai griežtai, kad nustatyta ir dėl visų reklamos įstatymų dalykų. Ta prasme, jeigu vaikas nori, tuomet jisai gauna informaciją, bet jo norą turi patvirtinti tėvai. Ir tuomet pažymėjimas yra jo telefono papildymo kortelė. Tai tokių papildomų pajamų, kadangi tai yra masto ekonomikos principai ir mes turim galimybę kelti verslo pinigus, tai mokyklose mes tos dalykus galime daryti neatlyginti. Rimutė, prašau. Taip, aš kadangi susidūrus praktikoje, tai tiesiog iš praktikos klausimas. Jūs pasakėt, kad žymėjimų gali naudotis 4 metus. Kiek tėvam buvo pateikta informacija, jisai sumoka už pažymėjimą 20 litrų naudojant 4 metus. Tai tas buvo parašyta lapelį, kurį parnešė tėvam. Bet klausimas būtų kitas. Vis tik tai mokyklos yra gimnazijos, progimnazijos ir taip toliau. Tai kada vaikas gauna pažymėjimą, jis gauna tos konkrečios mokyklos. Kokios yra galimybės, kad perėjęs į kitą mokyklą, jis natūraliai tas pažymėjimas irgi su juo pereitų ir tiesiog, nežinau, ten jau programiškai kažkaip sudirbtų, nes kol kas, kiek aš supratau, tai šiemet dar tas pažymėjimas, lyg ir nelabai tų funkcijų turi, kaip sakėt, tą nemokamą maitinimą, kur socialiai remtini ir neturi dar pažymėjimo, nes tėvai mokėjo, greičiausiai jų tėvai negalėjo nupirkti. O sekančiais metais, iš mano praktikos, jau vaikas pereina į kitą mokyklą ir vėl reikės naujai sudaryti sutartis, keisti tą pažymėjimą. Taip, šitus dalykus reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Pažymėjimo galiojimas yra apibrėžtas, kad pažymėjimas vaikų galioja nuo 1 iki 4 klasės, nuo 5 iki 8, tada 9, 10 ir 11, 12 dėl galimybės iš pagrindinės pereiti į gimnaziją ir panašiai. Dėl pažymėjimo galimybės perkelti iš vienos, kuomet vaikas eina iš vienos mokyklos į kitą, yra praktiškai neįmanoma, nes tai yra dokumentas. Mes jo duomenis tikriname su valstybiniu mokinių registru, mūsų duomenų bazė yra susijusi. Ir kaip vaikas eidamas į kitą mokyklą turi įsigyti kažkokias pratybas, kurių viena mokykla nenaudojo, kitoje naudojo, kaip turi keisti uniformą ir visus kitus dalykus, taip dėja, jisai turi gamintis naują pažymėjimą ir savo mokyklą jis privalo jį gražinti, yra stabdomas jo galiojimas ir blokuojama, nes ten yra jūsų vaikas, jeigu mokosi viena iš mokyklų, kuri turi pažymėjimą, jisai jau gali naudotis elektroninę piniginę. Jūs galite būti rami, kad jisai negers lovos, nevalgys čipsų, nepirks, nežinau, žirgingų produktų kitų ir taip toliau. Nepames iš jo nebus atimta ir panašiai. Alų galima? Na, mokyklos valgykla mano žiniomis alus nėra. Sakė, vakar šnekėjau su mokyklos direktoriu Vaimutė. Pirma marytoje sakė, tuoj atsiras alus karponkinės, ne kaip antropo, o vaikai tai buvo maisto produktas, tai aš nežinau. Kolegas. Skapčiaus ironija. Jo, norėčiau patikslinti šiek tiek tą informaciją iš jūsų pusės. Minėjote, kad yra tam tikros tik kelios paslaugos, kurios bus neapmokamos, ar ne? Nemokamai dabar gaunamos su tuo pažymėjimu.
norėčiau patikslinti, tai kaip jūs vis tiek skaičiuojate, nes gali atsirasti kiekvienoje mokykloje, na tarkim, noras turėti dar ten iki 10, o gal ir daugiau paslaugų. Tai kaip ta kaina iškils ir tai ar bus įveikimas apskritai reiškia to pažymėjimo kainą, nes su jūsų paslaugom čia aiškiai matosi ta sistema, kaip jūs norit, na, įkelti koją, arba ten tą lardą įsmeigti, o po to jau kiek norėsit, tiek pasimsit, ar ne? Taip? Gerai jūsų išvalga. Aš galiu pasakyti, kad mes būtinasias funkcijas, kurios mokyklai iš tikrųjų yra naudingos, tai yra lankomumas, kai vaikas išeina iš mokyklos teritorijos ir už jį atsakingi ne tik tai mokyklos administracija, bet ir tėvai, kurie turi realių laikų žinoti, kad vaikas nėra dabar fizikos pamokoje ir jo nėra mokyklos teritorijoje. Ir nemokamas maitinimas bei elektroniniai pinigai, kalbant apie pinigų atiminėjimą, šantažą, pametinėjimus, sveikatai žalingų produktų įsigymą, tai mokykloje yra labai svarbu. Trečias dalykas, kas jiems yra labai svarbu, tai yra bibliotekoje, kad būtų paprasčiau užduodamos knygos ir nebereikėtų ranka Aš norėčiau esmininkę patikslinti. Mokykloje būtinos funkcijos, tai reikia, manau, kad tiek tarybai, tiek pirmoje eilėje mokyklai spręsti, kurios yra būtinos funkcijos. Jūs negalite pasakyti, kad būtina funkcija yra biblioteka. Gal yra dar 10 būtinų funkcijų mokyklai. Ir aš norėčiau žinoti preliminarią kainą, kiek gali pasiekti maksimumas tas pažymėjimas. Tai aš už tai ir sakau, kad mes pradedama kalbėti, sakiau, kad mes 2,5 metų dirbame mokyklose ir iš tikrųjų pakankamai tiksliai esam pasidarę analizę, ko mokyklai reikia. Tai prioritetai yra lankomumo sistema, nemokamo maitinimo apskaitos sistema, kad nereikėtų uždavinėti talonėlių ir tada bibliotekos abonementas. Visos kitos funkcijos, kurios gali būti susietos su pažymėjimu. Na, pavyzdžiui, pažymėjimas gali mokykloje veikti kaip stintelių mokiniams skirtų atidarimo raktas. Mes čia neturime jokio intereso, absoliučiai. Mokykla, jeigu nori, gali įsigyti tas stinteles iš kur tik tai nori. Ir mes tiesiog duodame, ir mokykla turi informaciją ir prieigą prie mokinio pažymėjimo duomenų, tai yra vadinamo to MIFARE kodo, kiekvieno mokinio. Ir jinai gali integruoti ir visiškai pilnai, net be mūsų veiksmų, visiškai pilnai diegti papildomas visokias galimybės. Mokykla gali, pavyzdžiui, be lankomumo sistemos, kuri yra pastatoma prie mokyklos durų, kalbant apie pažymėjimo funkcijas, kiekvienoje klasėje prie kompiuterio prijungti NFC lyderį vadinamą, kuris kainuoja apie 50 svitų ir mokytojui pradėjus pamoką nebereikės žymėti ten kamo ar bet kurią kitą dieninę, nes vaikas ateidamas į pamoką ją užsiregistruoja. Tai reiškia, kad mokykla turi dvigubą sistemą. Vienas klausimas yra, ar vaikas yra mokykloje už jos ribų, antras klausimas, ar vaikas yra pamokoje, joje nėra. Ir čia šitoje vietoje tas papildomas technologijas mokyklos galės diegti pačios, nes tos mifarinės NFC kortelės, jos atveria krūvą galimybių. Mūsų interesas savivaldybėse ir mokyklos yra labai paprastas. Mes norim realizuoti elektroninį bilietą ir pavėžėjimus, mes norime padaryti vieningą neformalaus ugdymo įstaigų apskaitos sistemą. Gediminas Jegelevičius. Aš mokinio elektroninio pažymėjimo idėją tikrai tikiu. Tas galimybės to pažymėjimo, kurias jūs išvardinote, dalis įdomių, dalis tų galimybių, aš manau, kad apribos mokinių laisvės, nes tai yra ir sekimo priemonė. Jūs labai gražiai pristatot visas galimybės ir norą, demonstruojat gražiai norą parduoti savo produktą. Aš irgi, kada noriu parduoti savo produktą, galiu ilgai pasakoti ir įtikinamai. Tačiau šiuo atveju, ką jūs norit padaryti, tai tikrai jūs norit užsitikrinti būti vieni šitoje Alytaus moksleivių rinkoje. Jeigu taip, investuokite ir jūs pinigų, nupirkite savo lėšomis socialiai remtiniem mokiniam pažymėjimus vienoje mokykloje, tada atsiras, manau, ir motyvacija kitiem įsigyti. O savivaldybė palauks, pažiūrės, jeigu ta sistema veikia, dirba, gal tada nuspręs kitų mokyklų mokiniam socialiai remtiniem nupirkti iš savo lėšų. Ačiū. Jūsų mintis galbūt ir galėtų būti tinkama, jeigu mes neinvestuotume savų pinigų į realias sistemas, kurios, pavyzdžiui, stovi jau Alytaus Vilkiškėlių mokykloje, Alytaus Vilkiškėlių mokykla šiai dienai yra užsisakius, jeigu nesuklysiu, virš 200 pažymėjimų, ar ne? Tai yra apie 4000 litų. Kalbant apie pažymėjimo personalizavimą, aš galėčiau čia išskleisti labai tiksliai skaičius, bet vien blankas iš švietimo aprūpinimo centro, kadangi tai yra saugus dokumentas, kainuoja 8 litus 11 centų, kainuoja jo personalizavimas, logistika, programavimas ir panašus dalykai.
pažymėjimo savikaina yra 15 litų. Reali. Tai yra 15 litų. Ačiū už atsakymą, aš labai atsiprašau, Egidijus eilinį kartą, bet kolegos noriu paprašyti, kad elgtumės taip, kaip elgėsi Gedimas Jegelevičius, tai man reikės gerklės viešyti, prisistatot. Kiekvienas, nes aš kartais nematau raudono mikrofono, užsidegė raudonas mikrofonas, tai pasakot pavardę vardą ir toliau klausyti ir kalbat. Gerai? Sutarėm. Bendru sutarimu, prašau. Aš dar nebaigiau atsakyti klausimą. Tai mes jau šiai dienai Alytaus Vaikiškėlių mokykloje esame suinvestavę pinigų ir ketiname tą daryti toliau. Mūsų, jūsų privatus interesai pinigai nedomina, mus domina miesto savivaldybės, tai manęs, pavyzdžiui, jūsų galvas visai nedomina. Egidijus, prašau. Egidijus Micevičius, keletas klausimų. Pirmiausia, per kiek laiko jūsų minėtas sistemas, konkrečiai Vaikiškėlių mokykloje, žadate suinvestuoti, kad jos pradėtų dirbti? Nemokamas maitinimas ir elektroninė piniginė jau veikia. Visas minėtas sistemas, biblioteka, įeigos kontrolė, lankomumo, ką minėjot, maitinimas. Tai nemokamas maitinimas ir elektroninė piniginė valgykloje veikia. Lankomumo sistema bus pastatyta iki rugsėjo 1 dienos ir 2 savaitės dar testuojama ir tik paskui bus pradėti siųsti pranešimai tėvams. Bibliotekos abonementų sistema, priklausomai nuo mokyklos greičio, kaip jinai greit spės susitaginti savo knygas ir taip toliau, turėtų veikti iki šių finansinių metų pabaigos. Ir sekantis klausimas, nuo kada pradėsit skaičiuoti 20 litų? Nuo mokinio išdavimo ar nuo jūsų sistemų, visų sistemų pradžios darbo? Pažymėjimo užsakymo tvarka yra paprasta. Vaikas ateina į mokinio pažymėjimas LT, užsiregistruojame, sutikriname jo duomenis, jisai prisijungia prie sistemos, jeigu yra autorizuojamas mokyklos, jisai įkelia savo nuotrauką, užsako mokinio pažymėjimą, tai reiškia sumoka 20 litų per e-banką arba banko skyriuje ir jam yra išduodamas elektroninis mokinio pažymėjimas. Tai noriu pasakyti, tie, kurie dabar mokiniai jau gavo pažymėjimą, jiems jau tas 4 metų laikotarpis skaičiuojamas ir nesvarbu, kad nedirba pilnumoje visa sistema. Taip, bet tai ir neturi dirbti pilnumoje. Bet tai aš galvoju, kad pirmiausia dirba visa sistema ir tada tik skaičiuoja mokinio pažymėjimo. Mokinio pažymėjimas yra pirmiausiai dokumentas. Egidijau, jūs mane mokėt reglamentą, o šiuo atveju jūs pats pažeidžiat. Prašau. Tadas Šekas. Aš kaip iš prigimties elektronikas, tai aišku, aš už elektroninės sistemas, bet šiaip visi globalūs projektai pradedami pirmiausia nuo projektavimo, nuo strategijos parengimo. Ar nemano, kad tai pirmiausia reikėtų parengti strategiją, ko Alytus nori. Ar ten mokyti tą valgyklos, autobusai, bibliotekos ir toliau. Parengti strategiją ir tada imtis techninių veiksmų, ką tiek. O ne šiaip įdėti kažkokią ideologiją, paskui bandyti ją pritempti. Šios dienos klausimas yra dėl socialiai remtinų pažymėjimų kompensavimo. Mes su Alytaus mokyklome dirbame, su Alytaus mokyklomis su 4 turime sutartis, su visomis kitomis turime ketinimų protokolus pradėti elektroninio mokinio pažymėjimo diegimą. Visų šių mokyklų direktorių ir administracijų dar turiu pabrėžti, kad mokykla su mumis ir mes sutartį su mokykla pasirašome tik tai tada, kai yra priimamas sprendimas jų mokyklos taryboje. Tai reiškia, ne direktorius vienasmeniškai nusprendžia, tas pažymėjimo klausimas yra analizuojamas. Ir iš visos mokyklos vadovybių, iš visų mokyklų vadovybių mes turime informaciją, kurios sistemos jiems aktualios. Tai šitą klausimą, šitos 3 funkcijos yra aktualiausios. Yra viena dar papildoma funkcija, kurios nori mokytojai, tai yra raktų išdavimo sistema. Bet jos kol kas mes neturime ir apie tai nekalbame. Gerbiami kolegos, noriu perspėti. 3, kurie dabar esate užsiregistravę, dalyvaujat, nes visas reglamentas jau seniai pažeistas, nes jau 10 minučių buvo numatyta, o kol diskutuojam pusę valandos. Taip, kad 3 kurie dabar esate užsiregistravę. Prašau. Aš turėčiau klausimą vedėjai. Kaip žinia, mes dabar diskutuojam apie kompensaciją iš savivaldybės biudžeto pinigų. Kaip paminėjo pati gerbiama Agnė, jeigu socialiai remtinas mokinys perės į kitą mokyklą, jūs vėl ateisite ir sakysite, kad reikia Petraičiui Jonukui vėl kompensuoti 20 litų mokinio pažymėjimo išduodimą. Taip? Nes jeigu Iškėlę mes apmokam, tai ir Petriukui perėjus į kitą mokyklą, jūs ateisit ir mes turėsim vėl atsakykite šitą klausimą.
Niekur mes neteisim, nei pas jūs, nei pas kitą tarybos narį, nei iš viso į savivaldybės tarybą neteisim, todėl kad parašyta taip. Leisti Alytaus miesto savivaldybės bendro ugdymo mokykloms kompensuoti socialiai remtinų mokiniams elektroninio mokymo pažymėjimo išlaidas iš bendro ugdymo mokyklų lėšų, o nenurodyta iš kokių lėšų. Tai yra mokyklos vadovybės reikalas, iš kokių tų lėšų, bet leidimas būtų duotas. Tai kaip žinote, gali įstaiga turėti rėmėjo lėšų, gali įstaiga turėti, o turi didelės tokios įstaigos maždaug po 10-20 tūkstančių litų, turi iš 2% lėšų vadinamų ir iš įvairių kitų lėšų. Tai niekas niekur šiandien nekeis iš tų bendrų asignavimų, kitą kartą tada mokykla turi pasirinkti. Galbūt kažko nedažyti, o sumokėti socialiai remtiniems mokiniams ir panašiai. Normatyvai dėl to nebus pakeisti, nes dabargi biudžetas yra skirstomas pagal normatyvus. Jie yra patvirtinami, suskaičiuojami pinigai 100% lieka, neduoda. Šiais metais davė 170% poreikio, kas yra minus 7 milijonai. Noriu perspėti, kad davėm 100% poreikio, kad mokyklas turės įsitekti tą, ką gavo. Iki tokių pinigų negausi, tai atsiprašau, kad nutraukiau. Apie 70 metų susitarė neturi patirti. Tai aš noriu pranešti, kad aš esu nekurčias ir šitą dalyką jau ne vieną kartą girdėjęs. Ir šita jūsų nuomonė ir šitas jūsų pasakymas yra persakytas visiems švietimo įstaigų direktoriams, kurie yra asignavimų valdytojai. Tai jeigu jūs pageidavote, aš dar kartą, šiandien yra direktorių pasitarimas, dar kartą galėsiu perduoti jūsų šitus žodžius, man tai nesunku padaryti. Aš noriu pasakyti, perduodu dabar, kad visi tarybos nariai žinotų, sekančioje savaitėje direktorius sukviesim visus, dar kartą bus tuo klausimu pasisakyta vadovybės ir nuomonės, bent aš metais nekeisiu. Nes jeigu visi gyvena iš gautų asignavimų metami suka galvas, tai švietimo skyrių vedėjai, vadovais, vedėjų priešaky turės pasukti galvas, kaip iš to išgyventi. Atsakymo nereikia. Sekantis klausimas. Jo, tai aš jau visai čia susivaidžiuoju dabar, nes pasirodo jau mokyklose per daug pinigų yra, vis sakydavo, kad trūksta, o dabar jau kad per daug yra, reiškia, negali laisvai disponuoti. Tai mane, kaip verslas, man visiškai suprantamas, aš tik Gediminas Rūškis, prašau. Kągi patarčiau gal mažiau skubėti, kaip jaunam žmogui, nes jūs skubat, kaip man jau irgi pradeda gailiotis. Vis tik nesupratau. Sakėt, kad čia tėvai perka, čia nereikia viešųjų pirkimų, po to jau mokyklai reikės tą pažymėjimą, žinai, čia jau kaip mokyklos. Jūs gal neskubėkit, nes nepainiokit verslo su reikalais. Aš tik noriu vieną atkreipdėmėsi į tarybos. Mes vėl statom kumelę išvežimą. Labai teisingai pasakė kolega Čekas. Pasidarykim projektą, pasakykim, ko mums reikia, pasiskelbkim konkursą, parinkim, gal ir Agnės kompanija, dalyvaus, nežinau, parinkim geriausią įgyvendintoją ir įgyvendinti. Nes jie dabar užims keliose mokyklose pozicijas ir jeigu mes po to nuspręsim, kad reikia pavėžėjimą daryti, tai mums gali numauti paskutinis kelias, nes jau jie yra vyruojantis veikoj dalyvis. Tai šitoj vietoje aš tikrai labai pritarčiau ponui Čekui, siūlyčiau neskubėti, ačiū labai už gerą idėją. Tikrai ją reikia įgyvendinti su savivaldybės pagalba, matyti, kuo viskas baigsis ir kiek reikės viskam pinigų. Nes matau, aš žinau vieną, kad ne visur jums gerai sekasi. Ne visur jums ten pavyksta viskas ir gal šitą. Gediminas, aš labai atsiprašau jūsų, bet aš turiu jums klausimą, kadangi jūs manu pasisakėt 5, bet aš noriu paklausti, kur jūs matėt vežimą važiuoti su kumelė iš paskos? Aš taip paprastai matau kumelę priekį, o vežimas iš paskos, tai kaip patiksliai norėjau. Nes ir Velžio gimnazijoje, ir Saulės gimnazijoje ten turi tam tikrų problemų, tai aš tikrai siūlyčiau daryti viską nuosekliai, kaip numatyta įstatymuose ir tada mums kils mažiau klausimų patiems. Tai judėkim, Agnės idėja labai gera, aš jį pritarčiau, bet siūlyčiau judėti pagal įstatymą. Jo, aš tikrai trumpą repliką, kalbant apie viešus pirkimus, ten, kur perka mokinių tėvai, viešo pirkimo nereikia. Jeigu mokykla moka už socialiai remtinus, natūralų viešas pirkimas yra ir mes turime tas procedūras. Kalbant apie mokyklas, kuriomis mes dabar dirbame ir technologijas, kurias diegiame, taip lankomumo sistemos projektavimas ir darimas užtruko. Dabar šiai dienai esam pasirengę tą dalyką padaryti ir darysim.
Dėl kainų savivaldybei tiek pavėžėjimo sprendimo, tiek neformalaus ugdymo, tiek galbūt jūs nuspręsite, kad jums dar kažkokių papildomų dalykų reikia. Mes visus šitas techninės specifikacijas galime pateikti visą kainodarą dar prieš sprendimą kompensuoti arba dirbti ten su viena arba kita kompanija. Nematau jų absoliučiai, jeigu būtų poreikis, jokių problemų. Nes yra savivaldybių, kuriuose mes dirbam. Tokiu principu tai viskas yra suskaičiuota. Ačiū. Micevičius, norėjau paklausti, ar jūs vienintelė įmonė teikia tokią paslaugą Lietuvoje? Tokios apimties taip, elektroninius mokinio pažymėjimus kaip pažymėjimus dar išduoda TAMO elektroninis dienynas, kurio technologijų kainodara yra absoliučiai kitokia. Taip mes esam du tiekėjai šiandien. Aš labai atsiprašau, paskutinis Minkevičius, per netačių žodžio negaus, nes buvo sudarė. Tai toliau. Kodėl būtent 20 litų tas pažymėjimas kainuoja? Todėl, kad mes užsiėmame, aš sakiau, savikaina yra 15 litų, mes užsiėmame, mūsų kompanija užsiėma tik tai elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimu ir funkcijų plėtojimu. Tuo tarpu TAMO elektroninis dienynas, kuris gali pasiūlyti pažymėjimą už savikainą, gali apmokestinti papildomus dienyno modulius, pavyzdžiui, kaip vargomumo sistemos integravimas, jie gauna tiesiog iš to papildomas pajamas. Sakykit, o dėl to jūs pasirinkot 20 litų būtent fiksuotą kainą, kad buvo neskelbiamas konkursas? Ne, ta prasme, pažymėjimo kaina buvo 20 litų ir ne dėl konkurso ar dar kažkokių dalykų. Galų gale mes pirmi pradėjome dirbti rinkoje ir bendrauti su mokyklomis. TAMO bandė, galiu atvirai pasakyti, bandė mus įsigyti, neįsigijo ir tada nudempingavo kainą. Trečias klausimas. Ar jūs įmonė teikia lankstumo principą? Kaina yra 20 litų. Taip. Jūsų paslaugų nereikia. Ačiū. Dėl tos kumelės, žinokit, nes angliškai keliam, tai yra kupranugajas. Vienas Amerikos prezidentas sakė, ar negaila stingerio šaudyti keliam už tam kumelį į užpakalį. Aš siūlau nutraukti diskusijas, nes net dėl milijonų mažiau diskutuojam negu dėl 20 litų, kurių tik tai sąlyga, tik leidimas, o ne pačių litų. Albinai, jūsų pasiūlymas, manau, kad priimtas, labiau, kad bendru sutarimu buvom pasakę, kad paskutinis pasisakymas bus iš tos pusės. Ačiū. Esančiai tribūnoje dabar susitarim dėl balsavimo, kolegos, kadangi yra alternatyva ir pagrindinis, tai žinot, kaip balsuoti, kas už alternatyvą spaudžiat antrą, kas už pagrindinį projekto veikėjų teiktą pirmą, tu ir pabaigime. Balsuojame. Gerbiamas merė, prieš balsavimą dėl alternatyvos. Prašau. Norėčiau pagal išjudėti. Norėčiau tiesiog patikslinti pagal tai, ką gerbiamas vedėjas pasakė, galbūt trūksta vieno mažyčio žodelio iš specialiųjų mokyklos lėšų. Kad nebūtų diskusijų, ar tai iš žeminių lėšų, ar tai iš kažkokių. Jau girdėjom, gerai. Iš specialiųjų lėšų, kurias mokykla uždirba. Čia maždaug vedėjas ir pasakė, kad tos lėšos bus naudojamos ne iš mūsų duotų asignavimų, bet iš to, ką mokyklos susidirba. Tai šiuo atveju, kaip? Kolegos, dabar ne diskusijos, būkit tvarkingit kartą gyvenime. Sirmėskas pateikė savo. Vienu žodeliu papildyti šitą alternatyvą. Specialių lėšų. Ir nedarykime iš tarybos posėdžio turų, gerai? Mūsų komiteto pasiūlyta buvo alternatyva, mes truputį čia supratom daugiau ir pasiūlom. Ačiū. Pasiūlymą. Viktorija suprato, taip, Viktorija. Taip, supratau, mes žinoma papildysim dabar tos lėšos truputėlį. Kitaip vadinasi, tai čia iš mokyklos uždirbtų lėšų, sakykime, bet, nu, konkretus terminas finansinis, kaip čia pasakys, įrašyta. Ačiū, kolegos. Balsuoja. Pasirinkę balsavimus, alternatyvą balsuoja, žinot, visi kaip balsuoti. Taip, ačiū. Balsuoja. Aš jūsų
19, balsavo 15, už pirmą 5, už alternatyvą 10. Vadinasi, alternatyva dauguma nuo 19 yra 10, pritart alternatyvai. Atsiprašau, kad Įsijungiu mikrofoną. Pritart alternatyvai, kadangi iš 19 10 yra daugumos registracija. Kitas klausimas, Ivan. Ar galime repliką pabalsavimą? prašau. Jūs Prašau. paskutinį kartą, kalbant apie kainą, man žmogus minėjo savo savikainas, tai Baltarusijoje prieš 2 metus tai buvo. Ačiū. Ačiū daug. Kitas klausimas būtų, pristatau savivaldybės tarnybai klausimą dėl Alytaus miesto